Nu tai labas rytas, kas keliasi antrą nakties, kas grįžta antrą nakties, o aš išvarau pasimti draugės. Antrą nakties, nes... Sveika, kur mes važiuojam į oro uostą, mes šiandien skrendam į Berlyną. Koks ten grožis karūna pas tave. Oi, lankelis, amžūnas, žinok, kelionės. Tai labai gerai, kad pasiėmai. Wow, aš irgi tokia visa užsimegojus, bet nieko, varom į oro uostą, nes šiandien... Jo, šiek tiek pamegojau, bet ne kažką, jau girdisi iš balso. Sustojom degaliniai, nes kai kam reikia kavos. Esame Kaune, atvažiavom čia į tokį rajončiką, Ieva sėdė pusę kelio, tokia rami. Jo, nepristačiau jums, čia mano draugė Ieva. Ir ko mes atvažiavom į Kauno rajončiką kažkokį, net nežinau kaip jis vadinasi, pas... Pramonės prospektas. Jo, pas papuošalų dizainerę, kur gausiu aš renginiui panešioti, žodžiu, papuošalą. Sakė, kad jeigu kas nors norės pirkti, tai kad brangiai parduočiau, kad užsidirbtų tiek jinai, tiek aš. Taip ir nepaklausiau, kokia ta kaina turėtų būti. Bet, žodžiu, galvos papuošalas žiūri fainas, aš labai tikiuosi, kad jis man tilps ant galvos ir kad galėsiu renginiui. Tai yra Essenso 15 gimtadieniui, į kurį mes šiandien varome į Berlyną. Tai va, jie žiūri, džiaugiamės, bet dabar, sakau, naktis yra, tai visiškai tokios dar, jį tai nemegojęs visai, aš kažkiek valandų pamegojęs, bet ne per daugiausiai, tai sakau, dar nesuprantam to džiaugsmo, bet tikriausiai, kai išlipsim iš lėktuvo, kai mus pasitiks Essence komandos darbuotojai, tai mes jau suprasim, kokius mes ponios Maradonis vis tik esam, kad visur mus turėtų pasitikti, viskas yra suplanuota, visur mus nuveš, paims ir, žodžiu, yra nuostabu. Tai va, tai dabar laukiam, kol atneš papuošaliuko. Ir mano tokia šukuosena, man žiūri nepatinka ir man žiūri netinka, bet nu, nesvarbu gal. Tinka tau viskas, žinai. Nežinau, keistai kaip tetulė jaučiuosi, bet kadangi ant galvos čia bus tas papuošalas kažkaip čia visur kabės, tai nu negalėjau sklastimo daryti, nes irgi pjausis man su to papuošalu. Nu tai žodžiu, bet jinai irgi su papuošalu, net nematau koks ten papuošalas. Lankelis, tau tinka, tu kaip princesytė tokia. Ačiū. Jau mašinoje matuojas tą papuošalą, liktais telpa ant galvos, tai galim važiuoti. Ieva atvarė į palapinę, čia biški toks oro uostas, biški palapiniukė. Bet nieko. Aš kai nuėjau į tualetą, o ten šilta, tai aš nenorėjau išeiti, tai jinai man pradėjo jau žinutės rašyti ir galvot, kur aš esu, kur aš užstrigau, o tu likia taip šilta. Laimingai lėktuve, liko pilkė, gal miegosim, gal kažką, žiūrėsim. Man tai šalta buvo oro uoste, tai džiaugiuosi atsisėdus į lėktuvą. Jau esam Berlyne, už manęs matot Essence mergaitę, kuri mūsų čia laukia. Ir mes žinoma, kad varysim į viešbutį. Turėsim kažkiek laiko susirašymui į renginį. Na, o po to mus veša autobusas specialusis į renginį, kur vyks taip pat koncertas ir bus po to net after party mūsų kvietė, kuris vyks viešbutį. Tai va, sako, galėsit gert, čilint, valgyt viešbutį. Ir jeigu pavarsit, galėsit eiti miegoti. Aš jau ne kažkaip atrodo antrą nakties pasidažiusi, dabar yra beveik pusė pirmos dienos, taip kad mano oda nelabai kaip atrodo, bet nu, mes turėsim galimybę nusiprausti ir nusivalyti makiažą ir panašiai. Taip kad viskas dar tik prieš akį. Sakė, kad iš Europos yra apie 200 kem žmonių, o mes esam vienintelės iš Lietuvos. Įsivaizduokit, kaip faina, kaip smagu, nerealu tiesiog. Tokia galimybė, aš esu šokė, kad aš vienintelė iš Lietuvos. Nu, jie aišku su manim, bet iš youtuberių aš turiu omeny, iš vlogerių, iš visų čia yra tiesiog nerealus rezultatas. Ant manęs matot suknytėje iš Shein ar tai Rombe, galėsit mano video hole šitą pamatyti. Nu ir dabar po to žiūrėsim, kaip atrodo mūsų viešbučio kambarys, man žiauriai įdomu pačiai. Ir tikiuosi, kad per renginį pavyks pafilmuoti. Jau atėjo kitų mergaičių, aš su jomis pasisveikinau, angliškai paklausiau, iš kur jos yra, jos nieko neatsakė ir vokiškai dabar varo viską. Pasodinom mūsų busiuką, kuris vadinasi VIP. Čia visos tos mergiškas susėdo, visų labai yra daug. Ir mes varysim į viešbutį, yra net vienas berniukas toks, dėl kurio mes turėjom laukti, stovėti kiek. Ir atvaro ir vaikinukas. Mes ten jau su Ieva galvojam, gal koks gražus, gal kažką. Kažkoks toks atvarys, žinot, nu toks jau. Varo kažkoks, nu kaip jų būdų.
Pilka pelytė, pipuliukas, bumbuliukas toks. Bisschen wie auf so einer Weihnachtszeit, also bisschen Feeling. Es wird nur noch der ganz alte. Štai taip atrodo mūsų viešbutis. Viskas bus rožinės spalvos. Gavom prie stalo štai tokius, čia parašyta kas kada kur bus, čia voucherius kažkokius gavom dar ir mums sakė, kad negatavas mūsų kambarys, bet jie labai gražiai nusišypsojo, labai gražiai paprašė ir rado mums jau kambarį, nes sakė, šiaip nesutvarkytas ir jau yra. Jūs pažiūrėkit, kur mes atėjom. Čia galima atvaryti, patūsint, pasidažyti prieš renginį ir visą kitą. Jūs matot šitą? Jūs matot? Pažiūrėkit, kaip nerealu. Ir ten net, pažiūrėk, sofka stovi. Eina sau, eina sau. Ir ten upė, pažiūrėk. Eina sau. Ir tadadam, čia yra mūsų kambarys, čia yra tokia vonia, viskas rožinė spalva, kaip nerealiai jie parinko. Rankšluostukai, figiukai. Taip, o kasgi čia? Kažkoks ring lightas turbūt, kad apšviesti veidą, ką, besidarant makiažą. Kaip nerealu. Va, štai taip viskas atrodo. Rožinė lovytė, rožinė mergytėm. Pažiūrėkit su kažkokiam, va, kaip įdomiai atrodo. Super, pažiūrėkim, vaizdas pro langą. Nu, nieko, į gatvę. Į kitą pusę būtų į upę. Bet šiaip faina lovytė. Juhu! Moteris nebūtų moteris. Jau šampė čiupta, jau minibaras žiūrinėtas. Viskas, sako, kaina nėra, tai turbūt galim pasmaguriauti. Taurės yra Ieva, žiūrėk. Gyvas? Žiūrėk, mes dovanų dar gavom. Kas ten? Man atrodo, man lakas. Eina savo prikolniai, kaip geras. Na, bus tavo dovana, kadangi pas mane nagų lakų ir taip yra pilna. Bet ir taurės yra sau prabanga. Juhu. Tadadam. Mes susiruošėm, bet ne iki galo. Dar eisim į Essence dirbtuvės pasidažyti. Tikimės, kad ten gausim vietų pasidažyti, nes priejo daug žmonių. Toks buvo receptionė tokia eilė ir vos gavom čia lygintuvus išsilyginti su knytėm, bumbytėm. Nu, žodžiu. Aš esu unikornas. Su šitu papuošalu žiūriai norėjau kažko tokio išskirtinio. Vau, kokie čia maistukų įdomių yra, pažiūrėkit, o čia pyragėliai, o čia ką valgai. Štai kaip čia viskas atrodo laukia, išėjus iš mūsų viešbučio. Čia kokia pasisėdėjimo airė. O štai čia mūsų vieta, taip. Taip, mes ir nepasidarėm, žinokit, makiažo pas Essence meistrės, nes buvo ant tiek užimta, kad grįžom į kambarį, pasidažėm ir dabar fotkinamės. Deda mums tokius apyrankės ir davė bilietukus, žodžiu, galėsime gauti goodie bagą ir dar kažką. Ir čia yra taip papuošta visur balionai, Essence įvairiausi tūsai. Einam mes gal prie kokių nors būdelių pažiūrėti. Blizgi. Susikurti galima. Ir eilutę pasidaryti, tai yra tai tokia iki pat galo. Okay, los.
Bet man jau pradėjo skaudėti, gal šiek tiek nuspaudė čia nais, tai aš kažkaip pasitraukiau papuošalą. Ir, žodžiu, čia visokiausių buvo veiksmų, galima buvo savo pasidaryti lūpų blizgėsi, galima buvo nusifotkinti įvairiai kaip, galima buvo laimėti kažkokį nagų laką ten ar dar panašiai visko, bet aišku, mes daugiau ilsėjomės, daugiau žiūrėjom į aplinką, negu kad dalyvavom tokiuose pramogose. Čia žmonės irgi buvo, kurie nusipirkė buvo bilietus ir kurie tiesiog atėjo į renginį ir norėjo kuo daugiau kosmetikos gauti, tai netgi iš ekspozicijos lūpų viską. Yra after parties ir mes atėjom čia tūsint, čia yra maistelio, gėrimukų, visko, ko tik norit ir pilna youtuberių iš viso pasaulio. Atėjom su Ieva pusryčiauti ryte ir yra net šampano, tai Ieva sako, kad gal nori šampano, sakau, gal ne. Nusprendėme papusryčiauti lauke, nes čia yra vaizdas štai toks nuostabus į upę. Vakar irgi sėdėjom, gurkšnojom kokteliukus ir žiūrėjom savo į upę. Tai noriu Jums parodyti, kągi gavome mes per renginį, kokį goodie bagą. Pradėsiu gal nuo žurnalo kažkokį, kuris vadinasi Machen ar nežinau, kas tai yra. Visai fainas žurnaliukas, nes yra įdomybių įvairiausių, tokių esencinių, mačiau ir Maybelline ten reklamuoja visokiausius tokius dalykus, būtinai pasimsiu pasivartymui lėktuve, kai bus nuobodu. Po to gavome gėrimuką, štai tokį Voltic Juices Orange Mango. O aš dievinu įvairiausius gėrimus, kas yra su mango, man labai patinka mango sultis. O tu mėgsti? Aha, aš mango apskritai vaisų mėgstu. Jo, ir, žodžiu, ragausim. Po to gavome čiupačiupsą, čia tai mūsų tokie fotkę dėjau Instagramą, tai čia tiesiog leidimas toks buvo, nes mes su šitais buvom VIPai, mes turėjom kuponų maistui, gėrimams, mes galėjom ten koncerto metu, pavyzdžiui, sėdėti sėdimose vietose pradžioj prieki, o kiti žmonės, kurie pirkosi bilietą į renginį, jau neturėjo tokių galimybių. Čiupačiupsas, kuris keliaus, aišku, mano vaikui. Žiauriai fainas veidrodėlis, bet prisipažinsiu, jau mes su Ieva išsikeitėm, jinai buvo tokia gera ir paaukojo man savo rožinį, nes man būtinai rožinio reikėjo, pas mane buvo žydras in original. Jo, čia yra toksai apvalus, kur didina, o čia paprastas, žiauriai patogus veidrodėlis, dėl to, kad yra mažas. Tai labai fainai tokį kosmetinį, pavyzdžiui, nešiotis kasdieną, nes netampai didelio veidrodėlio. Jeigu tu, pavyzdžiui, jos buvo mano toksai žydras. Tai, žodžiu, nereikia tampytis didelio, labai fainai. Ir tiek. Po to, kai fainai mišiukė dar kažkas yra įdėto. Ne, čia priklijuota, netgi kaip pats maišas eina, čia dar kažkokia instrukcija, kažkas aprašyta, nežinau net kas. Ir ant pačio maišiuko hashtag 15 Pinky Years. Galite išsivesti, pavyzdžiui, Instagramą ir pasižiūrėti su to hashtagu visi iš šventės ten dėjo fotkės įvairias. Po to toks fainas maišiukas taškinis, kuris buvo užklijuotas lipduku ir parašytas 6. Tai aš įtariu, čia kokia nors firma yra kokia tipo papuošalų gal, ne? Va, click6.com. Čia yra jų kažkoks bukletas, kur alės viskam minus 30% nuolaida. Ir čia yra toksai, kaip čia vadinasi, čokeris, ne? O mes tą patį gavom? Aš manau, kad mes tą patį gavom, bet dar palyginsim. Žodžiu, čia yra kažkokių tokių kvadračiukų užklijuota, žvaigždučių ir taip sujungta. Nežinau, ar matosi jums ar nesimato, bet, žodžiu, žiauriai noriu jau net užsidėti jį. Reikės tą ir padaryti dabar. Ai, dar čia kažkas buvo, auskariukai, jo. Čia tokios gėlytės ir bumbuliukai. Irgi žiauriai fainai atrodo, irgi galima būtų užsidėti. Mačiau, kad ir Italės gavo tą patį, taip kad daugumoje tikriausiai. Ir begas su kosmetika. Pažiūrėkim, kas yra viduje. Blakstienos priklijuojamas štai tokios. Aš jau buvau tokias turėjusi. Man labai gerai jos susinešiojo. Tokios tatuškės
auksinės įvairios. Fainai, vakar darė tas tatuškės ten panelėms, mergaitėms, kurios norėjo, tai irgi gerai atrodė. Štai toks skirtas Essence šepetėlis. Toksai irgi labai kelioniai geras, nes nedidelis. Tušas, kurių jau turiu milijoną ir reikės tikriausiai jums vėl konkursą daryti laimėjimui. O, čia dar ir laiškas mums kažkoks pridėtas, bet nesvarbu. Paletė tokia, visas tokias gavo. Man sausiai produktai iš Essence tai nelabai, tai aš gal irgi kam nors padovanosiu, bet tušai yra geri, bet aš daug turiu. Man labiausiai patinka, kas iš Essence, lineriai visi, kurie laikosi iš tikrųjų labai gerai, nuostabiai, čia Ultra Soft Tip. Aišku, galėtų būti jų plunksnelės kietos, tokios kaip flamasterinės, tada būtų daug lengviau pasidažyti, bet pats produktas iš tikrųjų pagal savo kokybę išsilaikymo yra labai geras. Mano riebios odos laikosi puikiai. Kas norit pigaus linerio, tiesiog, bet kad laikytųsi, nusiperkat Essence, praktikuojatės, mokinatės dažyti su plunksnele. Kamufliažas, tai yra concealeris toks. Štai toks, pas mane jis toksai yra, bet kažkaip man nelabai prigijo. Lūpdažį tokią aš irgi turiu, spalva labai graži ir fainai kvepia. Ir iš tikrųjų lūpdažius iš Essence aš labiausiai dievinu, nes jie yra pigus, spalvos gražios, modernios, tai yra pagal madą. Ir išsilaikymo prasme tikrai laikosi neblogai. Pavyzdžiui, iš šito blizgiai ar tai lūpų dažai, nes yra ir matinių tokių iš šitos serijos, laikosi nuostabiai jaučiasi lūpos, tikrai naudoju kasdienai. Ir dar iš naujesnių lūpdažių, štai toks, su tokiu kaip ir oranžinio atspalviu, čia jums į kamerą tai kažkaip ir gelto, ką aš čia šneku, ir rožinis vos neatrodo, bet taip nėra, jis labiau tokio oranžinio atspalvių, tai sakykime, ne mano atspalvis, tai aš gal irgi padovanosiu kažkam šitą lūpdažį. Bet apskritai begas tai toks fainuoliškas, barbiškas ir taip toliau. Dar jums noriu parodyti akinukus, kuriuos mes gavome dovanų. Tiek čia viešbutį buvo padėta, galėjai rinktis kiek nori. Tiek buvo dalino vaikščia toks berniukas per renginį su tokiu padėkliuku ir visiems dalino akinukus. Jis dalino vieno modelio akinukus, o čia, man atrodo, viešbutį pas mus dar 3 modelių buvo. Tai mes jau po modelį pasiėmėm savo, kad būti super fancy ir taip toliau. Akinukai yra iš Asos. Matomai kažkaip bendradarbiavo Asos. Prie akinukų. Pirmi akiniai yra štai tokie balti su auksu. Matavom vakar ir Ievai, tai jai nelabai tinka. Man tinka štai taip. Aš nežinau, atrodo šiek tiek crazy, bet gal ir aš juos padovanosiu, pavyzdžiui, tai mergaitai, kuri man skolino galvos apdangalą renginį. Jis labai mėgsta tokius apvalius akinius. Tai tikrai man nebus tie akinukai numeris 1, ką aš nešioju. Jie tokie, sakykime, žaismingi, ne? Labiau negu, kad, aš žiūriu, ko jūs išsusėjo, reikia kremą pasitepti. Paduoti kremą? Nu, dabar gal nesitaps. O gal? Šitie vyriški, tai čia aš dovanai pasiėmiau. Bet, tipo aviatoriai. Man irgi gal nieko visai aš su jais atrodau, bet tai nėra mano stiliukas, sakykime, gal prie džinsų kažkokiu. Aš dar nelabai mėgstu, kai čia būna tos tokios dalelės judančios, nes jeigu ant plaukų užsidedi, po to čia gali išrauti plaukų. Vakar su Ieva beje apie tai šnekėjomis. Čia antras modeliukas. Atsiprašau. O čia yra šitie akiniai, kurie man patinka labiausiai ir kurias aš be abejonės nešiosiu. Patinka, kad yra aukso dalelės, dulkelės, ne, apvadimas auksinis, ir kad jie eina štai taip, reiškia nuotaikos pakelimui ir čia nejudančios tos, sakykime, auslytės. Dar kokios čia turiu modeliuko, pažiūrėsim. Dar šitas modeliukas, turbūt, čia vyriški vėlgi, jau tėtis nešios ir ne tik tėtis. Taip, ir tie, kur dalino per renginį, jie irgi tarsi yra tokie vyriški, bet čia eina su tokiu papildomu kažkuom. Tai aš užsidėsiu. Aš tai ne kažkaip atrodau, čia kažkaip smulkaus veido gal labiau žmogui, ne? Va šitą detalį, taip viską tarsi suspaudžia, tai aš nežinau, aš nemanau, kad aš gražiai atrodau, bet koks nors jau vyriškis iš mano pažįstamų. Nešios tokius akinius, gal net vaikui bandysiu uždėti, pažiūrėsiu, jeigu ne per dideli, tai paliksiu jam ir galės savo džiaugtis, nes mano vaikas jau turi irgi 3 poras gal akinių
ir kurias mes nuolatos pamirštam pasiimti. Ryte išeinam iš namų ir jisai sako, kad pamiršom akinius. Tai va, tiek dovanyčių. Dar nepakomentavau jums, kaipgi patekau iš Essenso, iš viso renginį ir panašiai. Man žiauriai malonu sėdėti ant šitos rožinės lovytės, labai gerai miegojusi, pagalvių čia yra pridėta. Čia, žodžiu, nerealus kambariukas, labai faina, čia tik mes žiauriai prisibardakinom, ten už mūsų matot, ten nežinau, ko čia yra, ten ir vyno, ir ko tik čia nėra, žodžiu. Nesvarbu. Kompromatai įvairūs yra už mūsų. Jo, tai ką, tai buvo gražus renginys, gėrėm vyną, gėrėm viską, ką dalino skanaus ir neskanaus, nes neskanaus net nebuvo tikriausiai, labai faini užkandukai buvo vakar, tai nerealu, dabar šiandien pusryčiavom mes, aš nežinau, kiek mes laiko pusryčiavom, gal apie 2 valandas nepilnas, ir dabar ruošiamės dar į miestą nuvaryti, pažiūrėti kažką, išsižiūrinėti, nes turim keletą valandykį dar iki skrydžio. Na ir kaipgi aš patekau į visą šitą reikalą ir kaipgi aš pasiėmiau Ievą kartu. Vyko konkursas, yra tam tikri Essence atstovai, kurie, tarkim, tam tikroje šalyje atstovauja tą įmonę arba atsakingi yra už reklamą ir man parašė, informavo viena mergaitė, kuri tom užsiima, kad yra toks konkursas, galima pasveikinti Essence su 15 gimtadienį. Įkelti nuotrauką arba video ir galima bus laimėti kelionę į Berlyną, kas bus laimėtojas ir galės pasimti kokį nors žmogų su savim kartu, ką tik nori, žodžiu, ten bus apmokėta, žinoma, be abejonės viskas ir bus švenčiamas tas gimtadienis ir lalala. Aš taip paskaičius atsidariusi tą mailą galvoju, tikrai aš nelaimėsiu, nes visada čia būna taip, kad laimi kokie nors pažįstami tokius dalykus. Arba ten tiesiog youtuberiai, kurie turi daugiausiai, pavyzdžiui, sekėjų ar panašiai. Kažkaip galvoju, bet kadangi man labai mielas širdžiai yra tas Essence'as, ne tiek, kad aš sakau, kad čia yra geriausia kosmetika ever. Ne, čia yra tiesiog kosmetika, kuri yra pigi ir turi labai gerų produktų, kur tikrai verta dėmesio. Ir mergaitėm toms, kurios pradeda tiesiog, o Jėzu, kokie juokingi automobiliukai nuvažiavo, mažai balti, matei? Tai gali tiesiog nupirkti pabandymų, išsibandyti, išsižaisti su tą kosmetiką. Tiesiog. Tai yra gamintojas, kuris yra vertas dėmesio, nes jis rinko yra 15 metų, tie produktai pagal sudėtį nėra blogi. Žodžiu, mergaitės, kurios pradeda dažytis, jos nepadarys savo skriaudos. Ir man tokie gamintojai su tokia politika yra tiesiog mėly širdžiai. Aš žiauriai mėgstu darbčius žmonės, idėjinius žmonės, kurie su idėja, su kažkuom puola viską daryti. Ir jų tiesiog strategija, kampanijos, taip kaip jie viską daro, kaip jie viską pristato, man yra tiesiog malonus, faini ir tiesiog teigiamas emocijas sukelia, ne? Ir aš nusprendžiau, kad gal aš tada įkelsiu kažkokį tą video pasveikinimui, grinai juos su gimtadieniu, bet žiūriu taip, jų puslapį užėjau, ten kur kelti tą video labai maža rezoliucija ir ne tai, kad rezoliucija dydis labai mažas, galima mažai įkelti, tai galvoju, ką aš ten vieną žodį paspėsiu pasakyti. Tai kažkaip galvojasi, kad norisi plačiau kažkaip daugiau pasakyti, bent jau ten kažką, kad sveikinu su gimtadieniu, labai faina kosmetika ir panašiai, žodžiu, kažkokių minčių. Ir aš parašiau tai atstovai, kad žinot, aš norėjau kelti video, bet matau, kad labai mažas ir gal galima kaip nors gauti nuorodą, kur įkelti kitur, kad tas įsikeltų video, nes jis didesnis būtų pas mane ir panašiai. Dar nebuvau nufilmavusi tuo metu, ne? Bet jau žiūrėjau, domėjausi, ką, kaip reikės daryti. Na ir po kurio laiko gavau atsakymą, kad Essence vadovybei labai patiko mano entuziazmas, kad aš noriu net video įkelti, net domiuosi, kokio dydžio jis gali būti ir panašiai. Ir kad jie mane sveikina, kad aš laimėjau. Ir aš buvau vienintelė iš Lietuvos išrinkta, mačiau ir kitos mergaitės irgi dalyvavo tame konkurse, bet štai pavyko man laimėti ir kodėl sakau, kad džiaugiuosi dėl to, kad pavyko man, nes nepaisant to, kas bebūtų organizatorius, dažniausiai sakau, tokie konkursai, jie būna kažkaip labiau susiję su vis tik tokia komercija, kur žiūrima, kiek tu turi sekėjų, kokią tu naudą atneši ir ten, tokie dalykai praeina ir pažįstami, žodžiu, Lietuva, kaip bebūtų. O šį kartą viskas buvo štai taip, sąžiningai, aš irgi labai mėgstu bedarydama jums konkursus, tiesiog išrinkti laimėtoją, random kažką, kas man tiesiog sukėlė kieno komentaras, arba teigiamą emociją, arba prajuokino, arba kažkaip, pavyzdžiui, vieną konkursą pas mane yra laimėjęs mergaitė, kuri parašė, kad jai reikia kosmetikos dėl 2 priežasčių, dėl to ar dėl ano. Jeigu tu žiūri šitą video, būtinai pakomentuok apačioj, kad tai buvo tu ir laimėjai konkursą. Tai
Lygiai taip pat iš idėjos išrinko tiesiog mane, aš buvau tuo metu geriausia su savo idėja pasirodo. Mano Instagram yra nuotrauka po to įkelta, kur aš sėdžiu su daug gėlių ir sveikinu Esensą su gimtadieniu. Ir žiauriai viskas buvo fainai, aš labai džiaugiuosi tokia galimybė, nes susipažinau su įvairiom youtuberiam, įvairių pasaulio kraštų, iš tikrųjų daugumą aišku čia iš Europos, tai su viena Italija labai daug bendravom, labai daug įdomių dalykų papasakojo apie patį YouTube'ą, kaip tokį, kaip viskas vyksta Italijoje, kad ji dirbo mokytoja, tačiau jau YouTube'as pradėjo jai tiek nešti tiesiog pajamų, kad ji metė tą darbą, nes ji negalėjo mokykloje dirbti ten rimta mokytoja, o YouTube'e būti štai tokia linksma, faina mergaitė ir tokia melytė ir meilutė. Ir kas iš tikrųjų man irgi nutinka labai dažnai, nes jeigu mane sekate seniai, žinote tikriausiai, kad aš dirbu ir kitokį darbą, tokį rimtą, kur aš turiu būti rimtų žmogumi ir tas YouTube'as labai dažnai mano asmenybė kuriama YouTube'ai, tokios linksmolės, pozityvios, fainuolės, durnutės, blondinutės, jis dažnai tiesiog kertasi su tuo, ką aš turiu darbe, kaip turiu atrodyti ir atstovauti, kaip įmonė, kokiu veidu ir visa kita. Bet kol kas dar tai nėra kritinis kažkoks taškas, kad man tektų ten palikti vieną ar kitą vietą. Bet, žodžiu, ne apie tai, o apie tai, kaip viskas vyksta pas juos. Pas juos, pavyzdžiui, nebuvo jokio konkurso, įsivaizduokite, šiam tiesiog renginiu, tiesiog pasiūlė žymiausiams youtuberiams ir jie niekas nenorėjo važiuoti, nes aš tai nemoka pinigų. Tai yra tokia off-topic informacija, apie kurią, atsiprašau, sekėjai tikriausiai net nieko nežino ir neįsivaizduoja, kad taip gali vykti. Mums iki užsienio yra dar toli, žinoma, šiuo klausimu, bet mes dar turim tą tokį vaikišką džiaugsmą džiaugtis viskuom, ką mes galime patirti tiesiog darydamas YouTube'ą, nes mūsų visas YouTube'as yra idėjinis dalykas. Mes, kai pradėjome kurti, nežinau, kaip dabar merginos pradeda kurti, kaip yra daugiau galimybių, nes visą tai jau išsirutuliojo, bet, pavyzdžiui, kai aš pradėjau prieš 4 metus kurti video, aš tikrai negalvojau, kad man štai dabar pradės siūlyti važiuoti kažkokias keliones, kad man pradės siųsti kosmetiką, kad aš pradėsiu ten už tam tikrus dalykus galbūt ir gauti kažkokį užmokestį. Man tai atrodė visiška lempa ir aš dariau tai iš idėjos ir daug tikrai įdirbio idėjų. Ir kai dabar, pavyzdžiui, elementariai mane kažkas kreipiasi, kažkoks knygos, tai rašytojas ar nežinau, kas yra leidėjas ir sako, davai tu įdėk mano knygos konkursą, nes knyga yra faina į Facebooką, aš sakau, palaukit, apie ką yra knyga, kodėl aš turiu įdėti ir panašiai. Tai sako, tai ką tau čia gaila, ten vis tiek viską dėdi, bet supraskite, tai yra įdirbis 4 metų, kur tu kuri tam tikrą kontentą, tu stengiasi, dėl to tai yra tavo vaikas ir tu negali to vaiko maudyti bet kokiam vandenį, nori jį maudyti kažkokiam tokiam nufiltruotam, o ne čia, prakeitinė prasme. Ir mes esam, kur esam, užsienį viskas juda visai kitais tempais ir visai kitaip žmonės gyvena, o mes čia Lietuvoje youtuberiai vargšai tokie kaltinami, kad parodėm dantų pastą ir štai va, kaip jį drįso čia reklamuoti kažką tais. Žmonės užsienį gyvena iš to. Taip, tai yra kaina. Supraskit, kad mes negalime, sakykime, tik dirbti į minusą, nes galop mes neturėsim už ką nusipirkti, susimokėti sąskaitą už elektrą ir negalėsim suredaguoti to video ir nufilmuoti. Tai yra natūralu, kad kažkur yra kažkokia grąža. Ir jūs tiesiog turit pasitikėti nuomonę youtuberio kaip žmogaus, ar jis yra nuoširdus, ar jisai nuoširdžiai pasako apie kažką, nes yra įvairių pusių. Yra, pavyzdžiui, ir youtuberių tokių kaip, išsiplečiau dabar, aišku, kaip pavyzdžiui Inga Žolytė, kuri labai daug apie sportą daro, apie mitybą, visko, ji tiek daug mums receptų papasakoja, tiek daug įvairiausių ten šiaip paslapčių ir tiesiog motyvuoja mus sportuoti, daryti kažką, aš tai dievinu. Pavyzdžiui, ir tikrai labai dėkoju už jos atsidavimą, pavyzdžiui, kurti tą patį YouTube'ą ir Instagram'e dalintis, bet tai, kai jį tik padaro kokią nors reklamą, komentatorius iš karto puola, kaip tu dristi, kaip tu nusibodai su reklama. Atitinkamai žmonės ją seka, naudojasi jos patarimais, gauna naudos apčiuopiamos, bet pykstant jos, kai jį parodo kokią nors reklamą. Tipo, kaip tu dristi? Bet žmonės, kaip jūs drįstat, pavyzdžiui, kaip jūs drįstat? Man tai, pavyzdžiui, nekyla ranka kažkam pavydėti dantų pastos, kad žmogus kažką gavo kažkur kažkaip už tai, kad jis kuria ir man duoda tiek pliusų, aš tuom galiu gyvenime pasinaudoti
ir pati tapti geresnė, gražesnė, sveikesnė. Ir kodėl aš turiu pykti ant to žmogaus už kažką, ne? Tai, tiesiog jums toks draugiškas patarimas, merginos, pažiūrėkite į tą kitą pusę, nes aš sakau, kaip pasiklausau užsienio youtuberių, kaip jie gyvena ir ką jie elementariai gauna. Čia išsiplėčiau, čia labai buvo, sakau, gražus renginys, labai graži vieta, viskas žiūri gražiai padaryta. Ir tai nieko bendro mano atveju neturi su jokia komercija, tiesiog su nuoširdžiu, gražiu bendravimu. Ir aš be galo dėkinga, kad mane išsirinko, kad aš galėjau pamatyti tokio masto renginį, kaip tai organizuojama, kaip tai vyksta ir su darbuotojais Esenso pasišnekėjom, visas žiauriai pozityvios, su šypsena, su optimizmu. Tai yra kažkas neįtikėtino, matyti tas akis, kaip žmonės su entuziazmu dirba. Mūsų mergaitė, kuri mus pasitikinėjo oro uoste, aš sakau, kiek jūs valandų jau čia praleidote, taip 12 valandą, žiūri į laikrodį, sako, 8 ryto. Tai aš sakau, kad wow, čia daug valandų ir tai dar nebuvo pabaiga ir ji dar tokia visa linksma, taip toliau, wow, čia tai yra darbuotojai, ne? Tai reiškia, vadovybė yra tokia, kuris suteikia darbuotojams tiek visko ir suvežti tiek žmonių į vieną vietą, tai turėjo kainuoti žvėriškus pinigus, tai aš žiauriai myliu Esenso už tai, kad jie turi tokių idėjų, jie tas idėjas įgyvendina, kiek tai be kainuotų ir panašiai. Ir ta geroji aura, aš tikiu, kad ji pasiskleis visur aplinkui, dabar visos grįš į savo šalį, su teigiamom emocijom, teigiamai kalbės apie viską, nes tai iš tikrųjų yra nerealu, ką jie padarė ir ką jie sugebėjo padaryti. Aš nežinau jokių kitų gamintojų brandų, kurie bent jau pastaraisiais metais būtų surašę tokį didelį renginį ir pakvietę žmonės, kuriuos jiem tiesiog malonu yra pakviesti. Taip, kad visi Diorai ir Chaneliai yra labai faina, bet šį kartą pirmauja vis tik būtent Esensas su savo, nors ir pigesniom priemonėm, bet dažnai labai kokybiškom. Taip, kad tiek pliurpalų. Kadangi užsidėjau šitą pakabutį, tai nusprendžiau pafilmuoti, vos nulupom mes nuo tokios, žodžiu, kaip pasakyti, kartono tokio, ant kurio laikausi, nes ten buvo tokia gumelė, kuri pilį laiką ir neėjo jos nutraukti, tai deginom. Štai čia yra tokias dalelytės, kurios juda, o čia tiesiog toks su žvaigždutėmis. Auskariukų gal nedėsiu, nes jau skubam į miestą, bet šiaip labai fainai atrodo. Visi džiaugiam su Ieva kaip vaikai, nes gavom dar tokias kolonėlės dovanų. Dabar tik pastebėjom, kad yra pas mus padėti tokie lankstinukai vokiečių kalba, kur rašo, kad čia nuo Esenso yra. Ir šitas kolonėlės yra vandeniui atsparios, pasijungia per ir Bluetooth'ą, yra ir čia jungčių įvairiausių, žodžiu, ir labai garsiai groja. Tai nerealiai vakar jau užbandėm, Despacito grojam čia per visą kambarį. Jo, tai galima imtis bet kur, žodžiu, kelionė ar ten kur nori, tai vaikščiosiu dabar per kur nors Vilnių ten ir Despacito grosiu. Rankinukė nešiosis ir niekas nesupras, kas čia. Jo, ir niekas nesupras, kad aš groju, aš taip žiūrėsiu. Eisiu taip šoku, bet taip žiūriu, kas čia groja. Žiūriai fainas dalykių, kad ne. Buvo tokia dėžutė, kurios mes dabar negalim. O, Ieva fotografuoja, parodyk, kaip turi atrodyti. Taip. Va, taip. Cool. O, kokias mes happy esam čia. Sakom, koks gyvenimas yra vis tik nuostabus pas mus, nes mes džiaugiamės smulkmenom. Bet kaip faina, mes iš karto kažkaip pradėjom šaknės išleidęs. Man atrodo smulkmeną, bet malonu. Na, tos tikriausiai akimirkos, kaip kai aš nusprendžiau, kad aš imu Ievą, jos gyvenimas pasikeitė. Ne, nepasikeitė gyvenime. Bet vakar sakau, kad man net nebuvo abejonių, ką aš imsiu į kelionę. Žinai, aš sapnavau sapną, kur tau pasakau. Žinai, kad tas sapnas reiškia permainas. Tai pasikeitė. Į gerą. 2 dienom. Pavavai. Va, turim kažkiek laiko, tai išėjom į gražų į Berlyną pasivaikščiot. Eisim ant kažkokio tilto, kuris čia yra šalia, nežinau kaip jis vadinasi, bet atrodo labai gražiai. Dar ieškosim kokio nors supermarketo. Gal rasim, norim pažiūrėti, kokių gėrybių perka vokiečiai ir turi. Dabar vienas vyrukas čia su dviračiu ir vaiku sustojęs ir labai žiūri, ką aš darau. Aš galvojau, kad pavyzdžiui Vokietijoje tai žiauriai įpratę žmonės jau prie youtuberių, prie visų, bet ne, vis tiek spokso. Taip, kad kiekvienoj šaly tas pats. Va, jau atėjomės ant to tiltuko, einam sau. Čia daugiau žmonių, tai matyt kažkoks traukos centras šioks toks. Ten šiukšlenkės mums rodau užvak. Ir visi dabar iš mašinų labai spokso, ką mes čia darom.
eilinį kartą. Žiūrėkit, koks fainas yra motocikliukas su priekaba. Jau sutikom keletą motociklų, tai gan daug ir kažkaip labai Mercedesus čia mėgsta. Kas antra mašina yra Mercedesas. Žiūrėkit, kokios čia lubos. Ir vaizdelis už manęs, tikiuosi, jums sufokusuos. Nuostabus, ten yra kažkokia skulptūra 2 žmonių. Jums nelabai matosi. Jeigu jums trūksta batų, tai batų jūs galite rasti čia. Nežinau, dėl kokios priežasties jie čia kabo, gal čia bairis kažkoks. Ir kiek be eitum į priekį, visur tų batų vis yra ir yra. O čia žmonės tūsina. Žodžiu, patekom ką tik į tokią situaciją, kad iš mūsų reikalavo pinigų susimokėti už tai, kad mes filmavom kažkiek tos bičiukus. Jie dabar užsimėtė skarbonkiam dar kažkuom. Ir vienas... Ateina vienas. Jo, ir vienas, bijau, eina už mūsų. Bet jis gražiai pasisveikino ir nuėjo. Bet mes jau bijojom, kad jis toj puls mus ar kažką tais. Nes, tikrai buvo labai nejauku. Žmonės kiti, kurie ėjo priešais, jie nuėjo į kitą gatvės pusę tam, kad, žodžiu, neįklimti šitą situaciją. Nes matėsi, kad jie ten agresyvus prisišnioja, ten, žodžiu, mums tikrai užstojo tai vat kelią, kad taip susimokėkit. Tai mes kaip ėjom, taip ir nuėjom. Ir, nejauku tikrai. Bet, kaip sakoma, darai poker face ir eini drąsiai, tai tada jie bijo gal tave pulti ar kažkaip. Priėjom čia kažkokiu vintažinių daikčiukų parduotuvytę, aš labai noriu užeiti ir čia pažiūrėkit koks fotikas. Tai mes atėjom į šitą parduotuvytę, taip jį vadinasi, jeigu kas nors bus čia nais, ir čia galite matyti kažkokį aprašymą ir to aš jums parodysiu, mums leido pafilmuoti, kągi jie čia turi. Turi fotoaparatų kažkokių senovinių, žiūrėkit, kuprinytės kokios. Čia ir drabužiai kabo kažkokie. Vau, kokios blizgančios tašytės. Berlin. Ten esu aš, pamojuosiu jums. Vau, kokie faini va šitie akiniai, auksiniai, su auksais. Čia mūzai tikrai tiktų. Kaip suprantu, čia tiesiog daikčiukų parduotuvė, nežinau, kiek iš jų yra kinietiško ar nėra, bijau čia spėlioti kažką, bet daiktai tikrai įspūdingai atrodo. Einam prie papuošaliukų. Žiūrėkit, kokie faini. Vau. Žiedų. O, einam pažiūrėti. Vau. Vaikštam po kažkokią tokią gatvelę, kuri yra nepravažiuojama. Kinų, indų kažkokių. Ir restoraniukų, visko pilna. Atrodo štai taip. Labai greitai aš čia judinu tą fotiką ir vos neatsitrinkiau šiukšlenkę. Žiūrėkit, kaip porelė gražiai vaikšto savo su šuniuku. Ten kažkas sėdi, daug labai juodžių, kurie stovi pakampiam ir kalbėjom, kad garsiai klausosi muzikos. Jūs išvadinta rasistą už kokį žodį. Už kokį, kad juodis? Jo, kad juodis. Tai juodaodis, koks skirtumas. Žinok, čia... Taigi ne negras pasakiau, kaip dažnai mėgstu sakyti. Žinai, kas Tapinas pasakė? Kad visai negalima jų niekaip vadinti. Jo, Tapinas vienoje laidoje pasakė, ten tamsaus gymio. Jisai pasakė tik tai tamsaus gymio. Ir štai šitas žurnalistas buvo išvadintas pačiu didžiausiu rasistu. Eina savo, tai aš irgi tada esu pati didžiausia rasistė, nes nors esu laisvų pasižiūrų visiškai dėl visko. O čia kokias... kokias... absurdas, jisai ne rasistas. O kol kas nauja, įvairios parduotuvytės, kavinukės, gal kažkur prisėsim papietauti, bet žadam dar šiek tiek pasivaikščioti ir pavargti tam, kad mūsų maistelis susigulėtų. Sėdim mes taksi. Istorija tokia, kad mes turėjom šatilą nuo viešbučio iki oro uosto. Ir sėdom mes į tą savo busiuką nurodytų laiku. Ir aš tai visą kelią kažkaip galvos, o trukniai ten oro uostą įsivažiuoja, kur mums reikia. Ir mes tiesiog jau kelionės gale, gerai, kad išsiaiškinom šitą, nes jeigu mes būtumėm įėjusios dar pasiblaškyti oro uoste, būtų dar blogiau. Tai žodžiu, mes pasiėmėm taksą. Nes tas vairuotojas, kuris iš šatalo, jis kažką ten murmėjo vokiškai ir iš viso prieš kelionę jis taip svietė mano lagaminą į vidų, kad mes abejom, kad mes su juo susitarsim. Tai pasiėmėm taksi ir dabar važiuojam į savo oro uostą. Labai tikimės, kad viskas bus gerai, įspėsim, bet laiko dar yra. Taip, kad tikimės, kad viskas bus gerai.